dažniausiai matom, kad keliauja Poltersas, kokia situacija su Vakartas veikia? Normaliai vakar treniravosi, gana gerai treniravosi, manau, kad dar po kažkiek tai laiko, man atrodo, gal bus visai normaliai. Ar kažkas matosi, judėjime jo kažkokios tai pasiekmes? Dabar vakar taip sakau, dar pasiekmės matosi, bet sakau, dar yra 48 valandos nuo vakar, taip kad tikiuosi, kad jis dar pagerins savo situaciją. Kalbant apie tokius du žaidėjus, kurie negali žaisti paskutinėmis daugiau. Pradėjo kažkiek judėti daugiau, sakau, irgi kažką atsakyti tikrai sunku, praktiškai vyksta toks vienadienis procesas, jie didina krūvius, žiūri ar nepersitempė, ar netinsta koja lyjo situacijoje, pavyzdžiui, ir sakau, dar kažką sunku pasakyti tikrai. Lyjo atveju buvo skelbta 4-6 savaitės, praėjo 4 savaitės ir kažkas aiškesnio yra? Nepraėjo dar 4 savaitės, dar tiek nėra. Nu, sakau, jisai vakar pradėjo kažką judėti aikšteliai. 50%, 40%, ten sunku pasakyti kiek. Ir jeigu ta koja netins, neatsiras kažkokių tai komplikacijų, jisai tą krūvį didins. Jeigu kažkaip vis tiek tų komplikacijų atsiranda, tai tada reikia mažinti jau tą situaciją. Taip ir gyvenam tokią, sakykim, vieną dieną daugiau mažiau. Ar tą bus nuvažiuoja, dabar kalbant, per paskutinės 11 rungtynių vos 2 pergalės, medaliai kažkokie yra? Nežinau, sunku pasakyti irgi dabar žiūrint visas tas rungtynės, jie visas jas galėjo laimėti. Visur tikrai tiek su Barcelona turėjo galimybių, tiek su Bayernu. Baskonijoje pirmavo vienu metu 15 taškų berods pirmą pusę. Kažkiek tai banguoja, tačiau gana normalu, kadangi su tokiu puolimo potencialu jie tikrai labai lengvai gali nueiti 15 taškų į priekį. Ir svarbiausia, tai ir būtų neprasileisti to tokio didžiulio spurto, aš galvoju, ir kažkiek tai eiti po truputį. Ir aišku, svarbiausias dalykas tai yra komanda numeris 1 Eurolygoje su savo puolimo potencialu. Ir reikia tai sumažinti, reikia pristabdyti. Ir tikrai mes negalim žaisti rungtynės apie 90 taškų, mums reikia ir vėl stengtis 75 taškuose mažiau jos palikti kažkur daugiau mažiau. Galima sakyti, kad tokie komandai kaip Milanas yra savotiškai palankinims, nes permaininė tą abiejos tarpusavio šiandien. Negalvoju, kad jie yra palanki, sakau, čia labai daug situacijų priklauso ir sakau, ir jie turi kažkokių tai problemėlių, aišku, mes jų turim, taip kad vėlgi svarbiausia yra, žinote, persilaužti per save ir vėl atiduoti tą maksimumą, ypač gynyboje. Tuk-tuk! Kas ten? Sibet LT